Šiandien tokia labai tradicinė katechezės tema - 10 Dievo įsakymų kaip doro gyvenimo pagrindas. Iš tikrųjų 10 Dievo įsakymų dažnai girdim, bet ne visada susimastom, ką jie kiekvienas įsakymas apima, ką draudžia, ką leidžia. Tai šiandien apie visus tuos dalykus pakalbėsim. Ir kaip sakiau, laiške Korintiečiam 13 skyriuje yra kalbama apie 3 didžiausias dorybės - tikėjimas, viltis ir meilė. Ir paprastai katechezė turi apimti šitos 3 dalykus - tikėjimą, viltį ir meilę. Ir kaip tik dabar šnekame apie meilę. 10 Dievo įsakymų tai yra meilės mokymas, kadangi 10 Dievo įsakymų mums kalba apie tai, kaip mes galime mylėti. Šventajame rašte meilė nėra tiesiog abstraktus kažkoks tai emocinis jausmas, kurį mes jaučiame. Šventajame rašte meilė yra suprantama kaip konkretus darbai. Meilė turi pasireikšti. Ir 10 Dievo įsakymų kaip tik padeda suprasti, kaip tai praktiškai atrodo. Kaip 10 Dievo įsakymų buvo duoti? Labai įdomu, ar ne, kai Izraelis išėjo iš Egipto ir prie Sinajaus kalno susidūrė su Dievu, turėjo tą apreiškimą, tai dalyvavo visa tauta. Ne šiaip savo Mozė atnešė 10 Dievo įsakymų, bet visa tauta turėjo regėjimą. Ir žydai iš kartos į kartą perdavo tą patirtį savo vaikams, kaip jų protėviai išėjo iš Egipto, kaip jų protėviai bendravo su Dievu prie Sinajaus kalno, kaip juos maitino maną Dievas dykumoje. Ir šventajame rašte rašoma Išėjimo knygoj 19 skyriui: Mozė išvedė žmonės iš stovyklos Dievo pasitikti. Jie užėmė savo vietą kalno papėdėje. Dabar visas Sinajaus kalnas buvo dūmuose, nes Viešpats buvo nužengęs ant jo ugnyje. Nuo jo kilo dūmai tarsi iš krosnies, o visas kalnas baisiai drebėjo. Rago gaudesys darėsi vis skardesnis. Mozei kalbant, Dievas atsakė jam per kūno griausmu. Kodėl toksai Dievo apsireiškimas, taip sakant, ypatingas, įspūdingas, kad tikrai Dievas norėjo parodyti savo apreiškimo tą tikrumą izraelitams ir patvirtinti, taip sakant, savo duodamų įsakymų autoritetą. Ir tada duoda Dievas 10 Dievo įsakymų. Kaip pasakyta, tada Dievas ištarė visus šios žodžius ir toliau Dievo žodžiai. Aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane, nedirbsi savo drožinio, ne jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje ir kas yra vandenyse požemė. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats tavo Dievas esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, 3. ir 4. kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam Viešpaties savo Dievo vardą, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atsimink, kad švęstum šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra Viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ir vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse. Nes per 6 dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra jose, bet 7 dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats 7 dieną palaimino ją ir ją pašventino. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats tavo Dievas tau skyrė. Nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliūdisi melagingai prieš savo artimą, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo, ar vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Šitaip 10 Dievo įsakymų buvo preikšti prie Sinajaus Izraelio tautai. Ir galima pamatyti tokius kelis iš karto įdomius dalykus. Vienas dalykas, kad Dievas nesako nežudyk, nesvetimauk, nevok,
o jis sako, nežudysi, nesvetimausi, nevoksi. Nes šitie 10 Dievo įsakymų yra sandoros su Dievu dalis. Kai Biblijos tyrinėtojai lygina, kaip atrodė sutartis arba sandoros tarp įvairių tautų artimuosiuose rytuose tais laikais, tai mato, kad jos būdavo labai panašios. Sandora tai tokia, kažkas panašaus kaip sutartis, bet kuri pakeičia asmeninį santykį žmonių. Tai pavyzdžiui, mūsų laikais mes turim dabar tik tais turbūt vieną sandoros pavyzdį, tai yra santuoka, kai žmonės ne šiaip susitarė, bet tampa giminaičiais. Ir lygiai taip pat senovėje buvo sandoros tarp pavaldinių ir valdovų. Ir kariaudavo, pavyzdžiui, šalis ir sudarydavo taikos sandorą, kur, tarkim, vienos šalies valdovas tapdavo kaip vos ne tėvas kitos šalies žmonėms. Ir sandora yra būtent toks dalykas, kur įeinama į asmeninį santykį. Ir štai Dievas pasirinko tokią formą, kad žmonėms būtų aišku. Sandora, susitarimas, kad tu nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliūdysi melagingai, neturėsi kitų dievų, o Dievas už tai žada, kad jisai bus šitos tautos viešpats Dievas, ją globos, ją lydės, jeigu ta tauta laikysis jo sandoros. Ir Dievas tada laikysis savo sandoros dalies. Taip sakant, susitarimas. Čia yra mūsų dalis susitarimo, o Dievo dalis susitarimo, mūsų amžinai mylėti, mūsų amžinai globoti. Ir mes šitoje sandoroje dalyvaujame ir asmeniškai, ir kaip Dievo tauta, kaip bažnyčia visi kartu dalyvaujame šitoje sandoroje. Per Kristų įjungti į tą sandorą, kuri iš pradžių buvo sudaryta su Izraeliu prie Sinajaus kalno. Taigi toksai įdomus sąlyginis susitarimas. Tu nedarysi šitų dalykų, aš tave globosiu. Na ir kiek nuodugniau ar ne apie kiekvieną iš tų įsakymų. Ir pirmas įsakymas, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Šitas įsakymas, kaip ir visi įsakymai, nors jie pakankamai tokie negatyvūs 10 Dievo įsakymų, nedarysi to, bet jis irgi turi pozityvę savo prasme. Įsakymų prasmė yra tai, kad mes esame skatinami pažinti vienintelį Dievą, su juo būti santykyje, prie jo artėti. Ir priešingai šitam Dievo įsakymui prieštarauja, aišku, kitų dievybių garbinimas, dalyvavimas kitų religijų ritualuose, ten, nežinau, smilkalų atnašavimas kažkokiem ten kitų religijų dievukam ar panašiai, bet taip pat ir visiškas nusivylimas, nebetikėjimas Dievu, ateizmas, beddievystė irgi prieštarauja šitam įsakymui. Ir Dievo išsižadėjimas grėsmės akivaizdoje arba taip pat prietaringumas, kai mes nesikliaujame to vieninteliu Dievu, bet vietoj to kliaujamės prietarais, galvojam, kad reikia padaryti tam tikrus dalykus, ten, nežinau, ten perbėgo juoda katė, tai jau Dievas nepadės, reikia būtinai ten per petį nusispjauti ar dar kas nors, kad tik tais to neatsitiktų. Iškeliam prietarą aukščiau negu Dievą. Ir aišku, prieštarauja tam ir tai, kas susijęs su antruoju įsakymu, stabmeldystė, kai kažką dedam aukščiau už Dievą. Ir čia iliustracija į televiziją, ne, bet nebūtinai ten kokios televizijos žvaigždės gali būti aukščiau už Dievą, bet ir tai pagalvojus ir įvairūs dalykai. Ir Jėzus taip radikaliai sako, vienoje Evangelijos vietoje, ir ne, kas myli labiau savo tėvą ir motiną labiau už mane, tas nevertas manęs, kas myli savo dukterį ir sūnų labiau už mane, nevertas manęs. Jis nesako apie tai, kad nereikia mylėti. Jis kalba apie tai, kad būtent pagal pirmąjį Dievo įsakymą, pirmoje vietoje turi būti Dievas ir ta visa kita yra savoje vietoje. Pagarbą kitiem kūriniam Dievo ir taip toliau irgi reikia atiduoti, bet Dievas yra pirmoje vietoje. Apie tai kalba pirmas Dievo įsakymas. O antras Dievo įsakymas labai susijęs su tuo, nedirbsi savo drožiniu, ar ne? Mes apie jį išsamei kalbėjom, kai kalbėjom apie ikonas, kad tai nėra apskritai meno kūrinių draudimas,
bet tai pirmiausia yra būtent stabmeldystės draudimas, apie ką jau šiek tiek pradėjau kalbėti, kad turim garbinti vien tik Dievą, gerbti, aišku, jo atvaizdus, bet negarbinti stabų, neturėti taip pat ir kažkokių mintinių stabų, tai, kas mums užgoštų. Stabas iš esmės yra tai, kas užgožia tikrąjį Dievą. Žmogui gali būti netgi pinigai stabas. Jisai gali visą savo gyvenimą gyventi, koncentruodamasis vien į pinigus, į turtą, ir tada tai yra toksai mintyse stabas, kuris užgožia Dievą. Per tą jisai net nemato tikrojo gyvojo Dievo. O tiesiogiai Dievas uždraudžia kaip dievybės garbinti savo kūrinius, kad žmonės negamintų kūrinių atvaizdų ir negarbintų kaip dievų. Ir trečias Dievo įsakymas – nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardą. Šis įsakymas kalba apie tai, kad mes turime nepaprastai gerbti Dievo vardą, mes kažkaip tai ir netgi žmonėms rodom tam tikrą kalbinę pagarbą, kai ten, pavyzdžiui, kokį nors prezidentą ir premjerą vadina ekscelencija ir rodom tam tikrą pagarbą, žinom, kad negalima nepagarbiai kreiptis. Ir juo labiau turim žinoti, kad šventas yra Dievo vardas ir stengtis, kad jis būtų gerbiamas ir mūsų, ir kitų. Ir šiam įsakymui prieštarauja kaip piktžodžiavimas, kai nepagarbiai vartojamas Dievo vardas ir dejavimas dėl Dievo, skundimasis jo planu, jo valia. Taip pat juokimasis iš šventų dalykų, nepagarbus šią prasme kalbėjimas apie šventus dalykus ir netidi malda, taip pat, kuri tarsi taip, sumenkina visą tai, ką darome maldoje. Šiam įsakymui tai prieštaraujantis dalykas priskiriamas ir įžadų duotų Dievui laužimas, nes tarsi irgi mes dar negerbėm Dievo vardą, kuriam mes prisiekėm. Ir taip pat tiesiog lengvabūdiškas, neapgalvotas prisiekinėjimas Dievo arba Dievo vardo minėjimas be reikalo. Tai valachi, kaip arabai sako, prisiekiu Dievo valachi, labai dažnai sako taip. Ketvirtas įsakymas – atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šitas įsakymas, jis turėjo tokias kelias prasmes ir beje dabar irgi aš dar sustosiu vieną dalyką, pamiršau paminėti, kad įsakymai buvo ant 2 plokščių, skirtingi tėvai šiek tiek skirtingai sako, ant kokios plokštės kas buvo, bet toksai kaip rytų bažnyčiai nusistovėjo tradicinis skirstimas, kad vienoje plokštėje buvo šitie įsakymai, kitoje plokštėje buvo šitie įsakymai. Ir gal jūs galite atpažinti, kuo skiriasi šitie įsakymai nuo šitų įsakymų. No? Tai pirma plokštė gal kaip Dievą pagerbti. Taip. O kita turbūt labiau ant jo kūrinių ir žmonių būtent. Taip. Kai Jėzus klausė, koks yra didžiausias įstatymas, jis sako, mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visomis mintimis, visą ten sielą ir taip toliau, ir mylėk savo artimą kaip save patį. Tai čia apie tai yra viena plokštė, kaip mylėti Dievą, o kita plokštė, kaip mylėti savo artimą. O grįžtant prie šabo dienos, tai šabo dienos įsakymas turi kelias tokias prasmes. Mes krikščionys tuos įsakymus, kaip jau ir dabar girdėjot, mes jos taip ne visai paraidžiui interpretuojam, bet dvasiškai matom juose platesnę prasme. Ir šabo įsakymą mes suprantam kaip įsakymą apie šventą laiką. Kad yra šventas laikas, kuris yra skirtas Dievui ir kurį mes turime atitinkamai praleisti. Ir Jėzus, taip sakant, kritikavo žydus už tai, kad jie labai pažodžiui suprasdavo šitą įsakymą, tiesiog 7 dieną, šabą, šeštadienį stengdavosi nieko nedirbti ir kartais tai tokį absurdą net ir mūsų laikais pasiekė, kaip girdėjau tokią istoriją Izraelyje, kad žmogus nuėjo iki lifto šeštadienį ir žiūri, jisai labai lėtai važiuoja, kiekvienam aukšte sustoja ir jisai klausė kitų žmonių lifte. O kodėl
šitas liftas taip lėtai važiuoja, kiekvienam aukšte sustoja. Ir jis sako, čia yra šabo liftas, šabo dieną mes negalim dirbti darbų ir negalim dėl to paspausti mygtuko, nes tai būtų darbas. Ir dėl to šis liftas tiesiog važiuoja per visus aukštus ir sustoja kiekvienam aukšte, kad mums nereiktų spausti mygtukų. Ir tada tas žmogus sako, bet aš ne žydas ir aš galiu normalų liftą čia rasti. Ir jie sako, taip, kitame koridoriaus pusėje yra, kaip ten, Gentiles, žodžiu, tautų, ne žydų liftas. Gali ten eiti, jis ten turi mygtukus ir taip toliau. Ir sako, žmogus eina link to lifto ir žiūri iš manęs iš paskos, ta visa žydų minė iš lifto eina, nes aš paspausiu mygtuką. Tai čia toksai pavyzdys šiuolaikinis, kaip tie įsakymai buvo suprantami, kaip pažodžiui, 7 dieną nedirbk ir viskas, ir tada kaip ten nedirbti. Ir ten tokių anekdotinių istorijų ir iš senovės nemažai tokių būdavo. Ir Jėzus ten kalbėdavo irgi apie tą vaidmenystę, sako, tai jeigu šabo dieną krenta ten tavo avelė, tai tu negi jos nepagausi, neišgelbėsi ir taip toliau. Aišku, kad išgelbės, bet kažkodėl tai ten gero darbą padaryti, išgydyti žmogaus, gydyti negalima, neleido. Tai o mes suprantam prasmę toje, kad yra šventas laikas ir tas šventas laikas turi būti atitinkamai praleistas. Ir krikščionim pirmiausiai tas šventas laikas didžiausias, kiekvieną savaitę yra sekmadienis, Kristaus prisikėlimo diena. Šeštadienis irgi yra pagerbiamas, ir šeštadienį yra kitokia šiek tiek liturgija, tokie skaitiniai, bet ne taip kaip sekmadienis, kuris yra Kristaus prisikėlimo diena. Ir jau mūsų kultūrai krikščioniškai taip ir nusistovėjo, kad šeštadienis irgi yra nedarbo diena, bet sekmadienį mes švenčiam bažnytiškai. Ir taip pat šabas apima ir įvairias bažnyčios šventes ir pasninkus. Ir, kaip sakau, įsakymo prasme pozityviai, kad turim švęsti sekmadienį, turim švęsti bažnyčios šventes ir turime stengtis laikytis pasninkų. Kita vertus, neturime per šventes dirbti, tai čia nereiškia, kad nespausti mygtukų ten ar dar ką nors, o dirbti reiškia nedaryti to, už ką mes gaunam savo pinigus, ar ne pragyvenimą. Jeigu ten kažkas dirba ten programuotojų ir panašiai, tai sekmadienį nereikėtų programuoti, ar ne, ar ten per šventes. Aišku, irgi, kaip Jėzus sako, ar ne, jeigu ten avelė krenta, tai pagaus žmogus, ar ne, tai logiškai irgi ten, nežinau, jeigu ten kokia ten sistema užlūžo ir staigiai skambina, kad reikia padėti dabar ekstra situaciją, tai aišku, irgi nesakysim, o man sekmadienis, šabas, aš nedirbsiu, palaukit pirmadienį ir viskas, bet su sveiku protu, taip sakant, per šventes, sekmadieniais mes nedirbam, nedarom savo darbų, už kuriuos mes gaunam pinigus, taip mes sveiku protu mes žinom, kas yra darbas. Priešingai, jeigu yra darbo laikas, o mes viltedžiaujam, tai irgi to, galima sakyti, laiko negerbimas yra nepagarba laikui. Jeigu yra darbo diena, mes turim dirbti, o vietoj to mes kažkaip tai mailinamės nuo tų darbų, tai irgi yra nepagarba laikui. Ir tas pats yra su pasninkų nepaisymu, kai visai nerūpi pasninkas, nepasninkas, žmogus tiesiog šypsai gyvena, irgi tai yra nepagarba laikui. Ir kalbant apie bažnyčios šventes, tai yra tokios 12 svarbiausių ortodoksų bažnyčių švenčių ir šventos Velykos, kurios iš vis atskirai kategorijai švenčių šventė, pati svarbiausia metų šventė, apie kurią viskas ir sukasi. Tai pirma tokia šventė, mūsų liturginis kalendorius prasideda nuo rugsėjo 1 ir pirmoji šventė Dievo motinos gimimas. Taip sakant, visa šventoji istorija nuo to prasideda Naujojo testamento, rugsėjo 8 dieną Dievo motinos gimtadienį švenčiam. Ir beje, mūsų bažnyčia šitas 12 didžiųjų metų švenčių ikonų yra aplinkui išdėliotas ir galima apeiti prieš pamaldas, pažiūrėti, pamatyti tą visą istoriją. Tada antra šventė, rugsėjo 14, Švento kryžiaus išaukštinimas, kai prisimenamas Švento kryžiaus atradimas, kai Konstantino motina Elena rado jį Jeruzalėje ir pagerbiamas šventasis kryžius. Ir trečia didelė šventė,
Dievo motinos įvedimas į šventyklą, lapkričio 21 dieną. Tai grįžtam ar ne prie tos chronologijos, šventosios istorijos. Dievo motina buvo pirmai gimusi, o čia 3 metų mergaitė Dievo motina atveda į šventyklą ir ji pašvenčiama yra Dievui, prisimenamas tas įvykis. Gruodžio 25 švenčiame šventasias Kalėdas, Kristaus gimimą. Sausio 7 švenčiam Kristaus krikštą Jordano upėje ir jo viešosios tarnystės pradžią. Taip sakant, iš esmės ir Kristaus gimimas ir teofanija tai yra abi įsikūnijimo šventės. Tada 40 dienų po Kristaus gimimo, vasario 2 dieną švenčiamas Kristaus paaukojimas, lietuviškai, liaudiškai dar vadinamas grabnyčiamis, kai prisimenamas Kristaus paaukojimas šventykloje, kai atvesdavo pirmagimius izraelitus į šventyklą ir pašvęsdavo jas Dievui. Tai taip ir Juozapas su Marija atveda Kristų, 40 dienų kūdikėlį, ir jį pasitinka teisusis Simeonas, kuris turėjo iš Dievo per angelą gautą žinią, kad gims Mesijas, ir pamatęs Jėzų, jisai apsidžiaugia ir sako Dievui, kuris dar buvo jam pasakyta, kad jis nemirs tol, kol nesutiks Mesiją, ir atpažinęs Jėzuje Mesiją, jisai sako Dievui, dabar gali valdovė leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tikrąją šviesą. Ir tai vasario 2 švenčiame šitą įvykį. Ir tai taip pat yra tarptautinė jaunimo diena. Čia jau 91 metais įvesta tokia tradicija, ortodoksų jaunimo diena. Kovo 25, tai visai neseniai, buvo apreiškimas Dievo gimdytojai. 9 mėnesiai prieš Kalėdas prisimename, kaip arkangelas Gabrielius apreiškė mergelei Marijai, kad ji pradės iš šventosios dvasios, ir ji pradėjo iš šventosios dvasios, ir jos įsčiose atsirado Kristus. Savaitę prieš Velykas švenčiame Kristaus žengimą į Jeruzalę, verbų sekmadienį, o po Velykų, 40 dienų po Velykų, švenčiame Kristaus žengimą į dangų. Po 50 dienų po Velykų, 10 po žengimo, šventas sekminės, tai pas mus yra švenčiausios trejybės diena ir šventosios dvasios nužengimo ant apaštalų irgi šventė. Rugpjūčio 6 dieną švenčiame Viešpaties atsimainimą. Rugpjūčio 15 dieną Dievo motinos užmigimą. Tai štai paskutinė iš tų 12 didžiųjų metų švenčių. Pirma buvo gimimas, o paskutinio užmigimas. Iškeliavimas pas Kristų į dangų. Ir to užsibaigė tas ratas. Ir tada vėl nuo rugsėjo, vėl viskas iš naujo. Ir aišku, Velykos, kaip sakiau, Kristaus prisikėlimo šventė, Pascha yra pati svarbiausia metų šventė ir tai, ką mes prisimename kiekvieną sekmadienį. Kiekvienas sekmadienis dar vadinamas mažosiomis Velykomis, nes Velykos tai svarbiausias tas slėpinys, kurį mes nuolat išgyvename. Tai va, ir, taip sakant, ortodoksas švęsti turėtų toks minimumas, ar ne, tai sekmadieniai ir 12 didžiųjų metų švenčių, svarbiausia Velykos, ar ne, švenčių šventė, tai turėtų būti gyvenimo dalis tų švenčių pagrindinių šventimas. Aišku, švenčių yra daugiau ir kiekvienas turime savo vardo dieną, kada šventasis mūsų garbiai, kurio garbiai mes esam pavadinti, ar ne, švenčiamas ir taip toliau, bet va, šitos yra pačios pagrindinės šventės. Ir apie pasninkus mes jau kalbėjome, ir, kaip sakiau, yra 4 didieji pasninkai, yra dar visokie vienadieniai pasninkai, ir taip pat pagal išgalės reikėtų jų laikytis taip gerbent šventąjį laiką. Toliau 5 Dievo įsakymas jau kalba apie artimą. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats tavo Dievas tau skiria. Įdomu, kad šitas vienintelis įsakymas, prie kurio pridėtas toks praktinis bonusas, kad ilgai gyvensi krašte, kurį Viešpats tau skiria, kad jeigu gerbsi savo tėvus, tai čia žemėje jau bus tam tikras atlygis dėl to. Ir šitas įsakymas apima ne tik pagarbą tėvams, bet apskritai pagarbą vyresniesiems, kurie
tam tikrose situacijose, taip sakant, perkeltinė prasme irgi yra kaip tėvai. Ir vyresniesiems, ir mokytojams, dvasiniams mokytojams, pagarba vyresnybei. Ir taip pat šią prasme galima sakyti ir meilė tėviniai. Tai įeina, kad mes savo tėvynę, kaip savo tėvų, protėvių kraštą turime gerbti. Ir šitam įsakymui prieštarauja, žinoma, nepagarba šitiems išvardytiems dalykams. Ir kita vertus, neverta pamiršti, kad ir perdėta pagarba, kai jau pradedame garbinti, kai kažką pastatome aukščiau negu Dievą, ar ne? Tai kalbant čia, tarkim, apie ten, tarkim, tėvynę, ar ne, kai kurie ten dabar žmonės, politinės aktualijas, ar ne, ten, tarkim, nori, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, gyventų tik lietuviai, ir taškas, tik tais etniniai lietuviai, kurie turi tą lietuvišką kraują ir taip toliau. Bet juk mes kaip krikščionis, mes visi, kurie pakrikštyti Kristuje, esam broliai ir seserys. Visi esam dvasinė šeima. Ir nesvarbu šito vietų tautybė. Savo tautą reikia gerbti, savo tradicijas gerbti, savo tėvynę gerbti. Bet štai, kai žmogui aukščiau negu Dievas pasidaro jo tauta, tai visą tai jau taip išsikreipia. Mes turim gerbti, bet turim pirmoje vietoje turėti vis tiek Dievą. Tai viena vertus šitam įsakymui nepagarba prieštarauja, kita vertus, kai jau iškeliam tam tikras idėjas aukščiau negu Dievą, aukščiau negu Kristų, ir tai taip pat tada iškreipia šito įsakymo prasmę. Kitas įsakymas, nežudysi, kalba apie tai, kad mes viena vertus pozityviai turime padėti žmonėm, kad jie neprarastų gyvybės, padėti vargšams, patarnauti ligonėms, guosti liūdinčius, lengvinti nelaimingųjų padėtį, elgtis su žmonėmis ramiai, taikyti su rūstaujančiais ir atleisti skriaudas, daryti gerus darbus netgi priešams. O kita vertus, prieštarauja šitam įsakymui, žinoma, gyvybės atėmimas artimui, taip pat ir dvasinis nužudymas. Štai sugundymas, padaryti ką nors blogą, sugundymas netikėti, sugundymas padaryti nuodėmę, kuris užmuša žmogaus sielą. Ir taip pat iš katekizmo tokia citata, tam tikra šios nuodėmės apraiška yra ir visi darbai bei žodžiai nukreipti prieš meilę ir neteisingai griaunantis artimo ramybę ir saugumą. Kitas įsakymas, nesvetimausi, pakankamai toks irgi aiškus, kad jis viena vertus skatina santuokinę meilę ir ištikimybę, o tiems, kas neįžengia į santuoką ir kas tai gali gyvendinti, šitas įsakymas įsako visišką tyrumą ir skaistumą. Nesvetimauk. Visiškas tyrumas ir skaistumas, jeigu nesi santuokoje, o jeigu esi santuokoje, tada santuokinė meilė ir santuokinė ištikimybė. Ir šitam įsakymui prieštarauja kūniška meilė tarp žmonių negyvenančių santuokoje, santuokinė neištikimybė ir įvairios neleistinos sąjungos, kurių Dievas nelaimina. Tai štai nesvetimauk. Toliau nevoksim. Šitas įsakymas skatina dosnumą, ištikimybę, teisingumą, gailestingumą, o jam prieštarauja ir plėšimas, kai smurtu atimama kažkas, tai ir vagystė, kai slapta pavogiama, ir apgavystė, kai, tarkim, apskaičiuoja, kaip sakoma, pardavėja ar panašiai, nusuka kažkur tai pinigus, ir šventvagystė, kai yra pasisavinami kažkokie tai Dievui skirti dalykai, ir kišininkavimas, kai ten duoda kišį, kad kažką žmogus gautų, ir kišio ėmimas irgi prieštarauja, ir veltėdystė, kai visi dirba, o žmogus bando prašokti, nepadaryti ir galvoja, kiti už jį padarys. Tai galima sakyti iš tų kitų tokia vagystės forma. Ir lupikavimas, kai žmogus pasinaudoja kito padėtim, ten, tarkim, kam nors labai reikia pinigų ir tada paskolina su dideliais procentais, kad pasipelnyti iš to žmogaus
nelaimės. 9 įsakymas: neliudysi melagingai prieš savo artimą. Nors mes taip liaudiškai dažnai sakom labai trumpai, nemeluok, bet Dievas taip sudėtingiau sako: neliudysi melagingai. Ir šitas įsakymas mus, aišku, skatina apskritai valdyti savo liežuvį. Ir apie liežuvį šventajame rašte tokių yra stiprių citatų. Man labiausiai patinka iš Jokūbo laiško: jei kas iš jūsų mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Ir dar apaštalas Jokūbas kalba apie tai, kad per liežuvio pažabojimą apskritai įgyjamas tobulumas. Ir šitam įsakymui prieštarauja, aišku, akivaizdžiai, kadangi melagingai neliūdik, tai melagingas liudijimas teisme, kai kas nors paskundžiamas teismui melagingai, tai prieštarauja tam ir, aišku, ne tik teisme, bet ir tame tarpe šmeižtas, nepagristos visokios apkalbos ir tiesiog ar ne melas irgi prieštarauja šitam įsakymui. Ir 10 įsakymas: negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo, ar vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Tai įdomu, kad visi kalbėjo apie konkrečius faktiškai darbus: nevogsi, nežudysi, o čia parašyta pagrindinis dalykas: negeisi, net ir negeisi, net ir mintyje nenusidėsi. Ir šitas įsakymas pirmiausiai sako sergėti širdies tyrumą, tai yra netgi žaboti savo geidulius, kad netgi negeistume tų dalykų ir skatina mus būti patenkintais savo likimu, savo turimais dalykais, dėkoti Dievui už tai, ką mes turim ir džiaugtis Dievo valia. Ir žinoma, kad draudžiamos apskritai visos godžios ir valdingos mintis bei troškimai. Ten tas visas toks išsamus sąrašas ir jisai kalba būtent apie tai, kad iš viso mes nieko svetimo neturėtumėme geisti. Tokia 10 Dievo įsakymo prasmė. Ir 10 Dievo įsakymų labai gerai apmastyti, ypač ruošiantis išpažinčiai, kai norime apgalvoti savo gyvenimą. Labai gerai prie 10 Dievo įsakymų grįžti, sustoti prie kiekvieno, pamastyti, nebūtinai vien tai, kas čia buvo išvardyta, ten prieštarauja jiem, bet nuolat prie jų sugrįžti, labai sveika dvasinė praktika. 10 Dievo įsakymų yra tokie pakankamai negatyvūs: to nedarysi, o Kristus atėjęs į pasaulį dar kalno pamoksle pasako tokius 9 palaiminimus, kurie kartais vadinami dar palaiminimų įsakymais. Tarsi jisai irgi duoda savo įsakymus, kurie papildo 10 Dievo įsakymų, bet jie jau tokie pozityvūs. Jeigu ten buvo nedarysi, tai čia kaip tik jis pasako, ką krikščionis turi daryti. Ką per kalno pamokslą sako: palaiminti turintys vardinę dvasią, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilaus gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Tai štai prie šių 9 tokių įsakymų, 9 palaiminimų taip pat naudinga grįžti, jos apmastyti ir ruošintis išpažinčiai ir apskritai apmąstinti savo gyvenimą. Ar mes esame taikdariai, ar mes esame gailestingiai, ar mes esame tyraširdžiai ir ar mes gausime Dievo pažadėtą tą atlygį. Čia ikonoje sunku įžiūrėti, bet čia kiekvienas iš tų 9 palaiminimų ir pavaizduotas kiekviena ta scena. Taigi, apibendrinant 10 Dievo įsakymų mums duoti, kad geriau suprastume, kaip mylėti Dievą ir kaip mylėti artimą. Jos papildo 9 kalno pamokslo palaiminimai ir grįžimas prie šių įsakymų padeda mums geriau pažinti save, suprasti save
ir ištirti savo širdį ir per tai prisiartinti prie Dievo. Tai kaip visada dabar laikas klausimam, atsakymam.